Labas vakaras, tie, kas šiandien mane mato. Iš tikrųjų esu renginių vedėjas Andrius Šiaudinis ir renginių vedimas man yra nedarbas, tai man yra malonumas ir didelė aistra. Todėl kiekvieną kartą, kiekvienam iš jūsų prižadu, kad jūsų renginyje aš įdėsiu gražią dalelę savo širdies ir savo šypsenos. Pati įdomiausia istorija, kuri iš tikrųjų man paliko nepamirštamą įvykį. Aš kartais mėgstu sukurti pasakas ir jas skiriu kartais tiek vaikam, tiek suaugusiam. Ir per vieną renginį, per krikštynas, mane užsakė krikšto tėveliai sukurti pasaką mažam vaikučiui. Ir įsimintiniausias dalykas buvo tas, kad ten sėdėjo didelis krikšto tėtis, imtynininkas ir jisai niekada gyvenime nebuvo verkęs. Ir kai aš užleidau tą pasaką, 5 minučių bėgyje aš mačiau visų artimiausių žmonių, to mažo kleckiuko veiduose, gražias šiltas ašaras ir tas prisiminimas buvo man iš tikrųjų iki šiandien nepamirštamas. Ir žinoma, teko vesti žinomo atlikėjo Mino koncertą ir tai yra man rekordinis dalykas, nes jo kompaktą pardaviau už 600 litų ir jis atliko dar, sakykime, dvigubą koncertą, nes buvo iš tikrųjų nustebęs ir tai buvo vėlgi labai skirtinus dalykas. Su jumis renginių vedėjas Andrius.